patenkinti, kaip miesto valdžia organizuoja šitą šventę? Labai patenkinti. Labai įspūdingas paradas patiko, labai daug žmonių. Kiek lankėmės, man atrodo, kad šiais metais daugiausiai žmonių. Tikriausiai suvažiavo ir iš aplinkinių rajonų. Tik gerėja, vis didyn ir didyn. Ir daug ne iš Lietuvos atvažiavę, irgi Latviją pamatėm. Šiauliai yra vienas iš mėgstamiausių mūsų miestų ir jau 12 ar 13 metų mes čia tiek ant Rubežiaus atvažiuojam, tiek Šiaulių dienas visada jau tikrai daug metų. Mugė tik prasidėjo, bet ar jaučiate skirtumą nuo ankstesnių metų? Žmonės labiau perka, mažiau perka? Žinokit, aš visiems visada sakau, Šiauliuose nėra buvę blogai. Šiauliai mus myli mūsų saldumynus, mūsų ledus, šerbetinius gėrimus. Tikrai Šiauliai visada mumis džiugina. Čia viskas taip fainiai, taip gražu. Visada aplankom, apeinam. Esat šiauliečiai? Taip. Ar šiais metais kuo nors skiriasi mugė? Sakyčiau, tokia turtingesnė, daugiau to grožio, tikrai labai nuostabi. Tikrai gražu, žavu, didelė mugė, geras oras. Daug žmonių. Kaip vertinate šių metų šventę? Ar gerai sekasi? Puikiai vertinu, šiaip esame čia pirmą kartą, tai tikrai puikiai vertinu. Labai šilta publika, žmonės pasiruošę pirkti visi gerų nuotaikų, oras puikus. Ko daugiau trūksta prekybai. Lytiškumo ugdymo programa mokyklose, kaip turbūt močiutė ir senelis, kaip vertinate, kokios kalbos, ką šeimoje kalbate? Nežinau, eina į mokyklą pasiavę. Mokyklai viskas gerai, kažkokios nuomonės neturim. Aš skaityčiau, kad priklausytų, kaip Dievas sukūrė, taip ir turėtų būti, o ne taip, kad vyras su vyru, moteris su moterim. Aš to dalyko netoleruoju. Reikia, kad mokyklose daugiau šnekėtų apie tą lytinį gyvenimą, apie kad mažiau būtų transvestitų tų visokiausių. Tai aš kai močiutė 4 anūkų, aš iš tikrųjų pergyvenu, žiauriai pergyvenu, nes nežinau, kuo toliau, to daugiau mes viską žiūrim į užsienį, tikrai pergyvenu. Minimaliai reikėtų, bet gal ne per daug, žiūrint palei amžių. Ar tai mokyklos klausimas, vis tik tai ar yra šeimos klausimas? Gal mokyklos. Šeimos klausimas. Manau, labai priklauso nuo šeimos. Ne visi tėveliai apšviečia, kiti apšviečia. Manau, šiek tiek ir tėvai turėtų supažindinti ir kažkokiu lygiu mokykla. Kaip vertinate šių dienų aktualią lytinio ugdymo pamokas mokyklose? Ar tai yra tėvų rūpestis, ar tai yra mokyklos, ar tai yra valstybės rūpestis? Sakyčiau, vis tik prasideda šeimoje tie reikalai. Tik tai šeimoje. Aš pats, tarkim, užaugau mokykloje, kur tokių dalykų nebuvo ir, kaip matot, ir gyvenime nesu susidūręs su jokiom problemom. Reiškia, tėvai tikrai neblogą pagrindą davė. Savo pavyzdžių gal ir šiaip. Ir išsilavinimas. Labai daug ką reiškia išsilavinimas. Tėveliai baiminasi LGBT ideologijos stumimo, būtent per mokyklas. Taip. Ar jų tokia baimė yra turbūt pagrįsta? Ko gero taip, aš konkrečiai neskaičiau visos jos, negaliu pasakyti tiksliai, bet bent jau iš jų veiksmų, iš jo tokio, sakykime, aršaus, tokio gal drastiško, tokio kišimo, yra klausimų, kuriuo nediskutuotina. Tiesiog primetama, jie nediskutuoja, tiesiog primetinėja. Girdėjote tikriausiai, kad dabar daug kas kalbasi apie lytinio ugdymo programą mokyklose. Nenoriu nei girdėti. Yra baisu. Esate turbūt seneliai, tėvai? Būsimi seneliai. Ar čia yra mokyklos užduotis ugdyti šio klausimų vaiką, ar vis tik tai yra šeimos klausimas? Aš manau, kad ir šeimos, aišku, klausimas yra, bet ir mokyklos taip pat, bet valdžioje, ką jie galvoja, tai aš tikrai nesuprantu. Koks pagrindinis rūpestis? Ar baiminatės, kad LGBT ideologija bus prastumta jėga? Visko gali būti. Ar girdėjote apie patriotinio ugdymo, karinio ugdymo programas mokyklose? To, manau, nepakanka. Jo, tos reikalingos. Bet jų nėra. O jų reikia. Va, ko reikia, to nėra. Neramu. Kaip vertinate, ar tai yra šeimos klausimas, ar vis tik mokykla turi kištis šiuo klausimu? Turėtų kištis, visiems turėtų rūpėti šitas klausimas. Jūsų vaikas lankys šias ugdymo pamokas ar ne? Manau, kad ne.
Jeigu būtų galimybė kreiptis į miesto valdžią, prašyti, kad būtų atšaukta tokia programa, ar kreiptumėtės? Taip. Žinokit, tiesą sakant, vaikų neturiu, nelabai šitą temą domiuosi ir tiesiog, kaip sakau, ne mano daržas, nelendu. Šiaip šių dienų aktualijose yra lytinio ugdymo programa. Jums kaip mamai kelia šiek tiek nerima, ar ne? Ne, iš tikrųjų man nekelia nerima. Aš manau, kad vaikus reikia šviesti iš tikrųjų ir šviesti kuo ankstesnio amžiaus atitinkamomis temomis, kad tai nebūtų ten pirmokams aiškinama tas pats, kas ir aštuntokams. Bet aš esu tikrai už tai, kad reikia vaikus šviesti. Ką klasiokai kalba šią temą? Ar tai bus labai sudėtingas mokymo dalykas? Mes kažkaip nekalbėjom tą temą. Ar nėra kažkokių baimių, kad tai bus labai sudėtinga? Ne, neturiu didelių baimių. Ar mokykloje yra patriotinio ugdymo ir karinio mokymo programa? Šiuo metu ne. Kaip mamytė vertintų, ar tokių karinio ugdymo reikėtų? Tikrai reikėtų, todėl kad kai prasidėjo visa ta suirutė su Ukraina, karas, mes patys buvom labai pasimetę, tiek šeimoje, tiek visa visuomenė buvom pasimetę ir sūnus mano darbuojasi kariuomenėje, tai vat, jo pagalba tik tai sužinojome, ką plius minus daryti, konsultavome su juom. Manau, kad tikrai reikėtų jaunimą ruošti ir mokykloje turėtų būti toks dalykas dėstomas. Ar turite pastabų Vilniaus valdžiai, Seimui? Ne. Verslas galbūt galėtų būti atviresnis? Nu, galėtų būti atviresnis ir kainas galėtų būti parduotuvėse pigesnės maisto, viskas. Ar yra mieste problemų? Jos mažėja. Labai šaunu, kad gatvės tvarkomos yra. Manau, nėra didelių problemų. Tai suprantu, miesto valdžiai neturite klausimų ir priekaištų? Kol kas ne. O priekaištų didesniai valdžiai Vilniaus mieste Seime turite? Oi, tiems tai galėtum keikti ir keikti ištisai.